Labą dieną septintokai. Šiandieną pradėsime pamokų ciklą didesnį ir sudėtingesnį, praleisdami svetainės kūrimą, kurį perkelsime gegužės mėnesį, kadangi čia lengvesnės pamokos yra, bet to pasikeitė HTML ten kodas truputį patobulėjo, tai visą laiką buvo HTML4, dabar HTML5, tam man truputėlį reikia persiorientuoti, todėl aš truputį nukelsiu pavasarį į gegužės mėnesį, o dabar mes imsime Excelio pamokas, nuo 22 pamokos, 22 pamoka, ir paaiškinsiu šiandieną, ką mes 2 mėnesius, tai yra visą kovą ir visą balandį, aišku, su savaitė išmesta atostogų, dirbsime. Per kovą ir balandį jūs privalėsit padaryti didelį labai darbą. Dabar paspauskite 22 pamokoje pirmą nuorodą, paspaudžiame visi ir pakliūname į mūsų darbo, kur mes 2 mėnesius dirbsime langą, pagrindinį langą. Čia bus paaiškinimas, ką mes darysime, kaip darbas atrodys galutinai, visas darbas, ir dabar detaliai kaip išaiškinsiu, kaip kiekvieną pamoką jūs turėsite daryti. Aš jūsų tempą negreitinsiu, neįlėtinsiu, kiekvienas galėsit individualiai dirbti, bet vieną iš karto pasakau pagrindinę taisyklę, pačią pagrindinę. Jeigu atsisėsite namuose ir padarysit visą šitą darbą, o pamokoje neturėsit ką veikti, aš jums sunkinsiu užduotis, duosiu kitas užduotis. Pamokos metu mokinys turi dirbti ir įrodyti, kad jis tikrai moka. Antras dalykas, jeigu matysiu, kad kažkas tai sukčiauja arba pagausiu, kad ne savo darbą padarė, nes bus šitie visi darbai pagal kompiuterio numerį, kiekvienas darbas bus atskiras, kiekvienam asmeniškas. Todėl, jeigu pagausiu, kad pažymį jūs negausite, arba gausite neįgimą pažymį, apsirikti negalite, iš karto sakau. Taigi, pradedu aiškinimą. Tai įsijungę aiškinimo filmuką, va čia kur aiškinimas, jūs sužinosite, ką aš prieš 2 metus jau šnekėjau kitiems mokiniams septintokams, nes kiekvienais metais septintokai tą pačią medžiagą daro. Visas darbas atrodo šitaip, irgi parodysiu, kaip atrodo darbas pagrindinis. Va čia užsikraus. Tai darbas viršelis, ant viršelio turės būti užrašytas vardas pavardė ir po viršeliu langelių daug padaryta. Tie langeliai turi būti su spalvomis. Ir tose, čia aišku jūs turite, ir matome, kokius pratimus jūs turėsit atlikti. Visokias figūras, visokius darbelius su Excelio programa. Nu va. Skaičiai, jų išdėstymas, teksto išdėstymas, tokie pratimėliai. Bet kiekvienam visakau bus vis kitokia užduotis. Vat vardas užrašytas, savo vardą užrašys, negali čia Kristupas rašyti, rašyti savo vardą. Taip pat savo vardą su pakeltu kvadratu dvejetuku, nuleistų dvejetukų savo vardą. Ne, čia visokių tokių kombinacijų ruošimasi Excelį. Šitą medžiagą, kuri praeinama, tai jinai praktiškai iki 11 klasės jinai lydi. Tik tai paskui jau sprendžiami uždaviniai, sprendžiami, kaip su Exceliu padaryti kažkokį darbą. O čia yra tik pratimai. Jūs turėsite filmuką žiūrėdami, jūs padarysite tą darbą. Va matote, kaip jūs praeisit kvadratinį šaknis, ten visą kitą, visus kitokius dalykus, va kaip kvadratinį šaknį padarysite. Aš visą laiką tikrinsiu, kad būtų formulė. Be formulės pas mane geriau net nerodykite. Jeigu bus skaičiavimai ar kažkas, tai aš visą laiką baksnuosiu, kad būtų formulė. Jeigu nėra formulės, darbo nėra. Jeigu tik tai surašytėse skaičius ir man nebus formulės, aš to darbo neprimsiu. Visą laiką pasitikrinsiu, nepatingėsiu patikrinti darbą. Matot, visą laiką yra formulės. Baksnuoja ir rodo, kad yra visą laiką formulės. Ir sąlygos sakinys vaifas, jeigu bakselsiu, visur yra formulės. Visą laiką pasitikrinsiu. Vien tik tai skaičius nerašykit, negalvokite. Taigi, jūs čia galėsite daugiau apžiūrėti šitą, toliau aš grįžtu aiškinti pamoką, ką jūs turite daryti. Taigi, matome pagrindinės temas, tos temos turi dar potėmes. Kada paspausite pratimai,
Čia yra vadovėlis, aišku, nuo konspektas yra ir paspaudžiami pratimai. Kada pratimus atsidarot, jūs matomėt potėmės, ne? Kiekvieną potėmę reikia padaryti, kiekvieną. Dabar, sakykime, aš rodau pirmą, reiškia, potėmę, ne, iš darbo lapai. Tai spaudėjai pratimai ir parašyta, ką reikia padaryti. Toliau filmukas, kaip reikia padaryti. Ne? Kaip reikia padaryti, jūs savo tempu galite pasižiūrėti tą filmuką. Ir toliau galite dar teoriją pasiskaityti, jeigu kažkokia vieta jums buvo neaiški, jūs galite dar susipažinti, kaip ten viskas vyksta. Taigi šita vieta yra labai lengva, aš dar kartelį paakcentuosiu, parodysiu, čia dar yra filmukai visokie viskas, nuo čia jau prasidės jau rimčiau. Va, čia bus, kai pratimą paspausite, tai matote numerius. Numeriai tai yra kompiuterio numeris. Jeigu žmogus prie pirmo kompiuterio sėdi, tai jis privalo tik tokią figūrą padaryti, negali kitokios padaryti. Jeigu jis padarys 8, tai 8 žmogus gaus, jeigu jis irgi padarė, gaus 10 už šitą dalį, o jūs gausite 2 už šitą dalį, nes jūs ne savo darėte. Aš traktuosiu, kad jūs nusirašėte arba darbą kažkokį pavogėt. Tai filmukai visą laiką prie kiekvieno darbo yra filmukai, kaip jį daryti, kaip reikia daryti. Ir dar akcentuoju, kad viskas būtų viename dokumente. Viename dokumente. Kaip tai daryti, dabar parodau, iš karto žiūrim. Įsijungiam visi Excelį, jungiamės visi Excelį. Visi įsijungiame Excelio programą. Štai va mano darbo langas. Aš truputį jį sutrauksiu, nes mes dabar šnekėsime apie papildomų Excel. Va matot, aš čia užrašyta yra Excel, ne? Jeigu nematyt, aš padrašysiu. Excel. Ne? Turim visi atsidarę, taip? Gerai. Tai dabar pirmoji pamokoje tai labai svarbu pasidėti darbų lapų. Ten reikalauja 50 net. Tai ir baksnuojate, va tai bum ant šito. Ir mato, daugėja jų. Va, matote, daugėja. Pasidarykite visi 20, kokie 25, pasidarome. Visi. Pabaksnuojam, kol skaičius iki 25. Paskui paspaudžiame vėl va šitą rodiklę. Va čia rodiklė, sugrįžtam į pirmą lapą. Paspaudžiam šonę rodiklės. Kad per tos lapus keliauti yra rodiklės, ne? Va čia matot rodiklės yra. Rodiklės. Dabar prieinam prie pirmo lapo. Užrašom, kad pagrindinis su dešinė pelytė paspauskime ant pirmo lapo. Ir raskime pervardinti. Tai prašom, pagrindinis lapas. Ir ant šitos žodžio pagrindinis dar kartelį paspaudžiame ir pasiemam skirtuko spalva yra. Šitie ausytės, skirtukai, įvairiai yra vadinami, va, mes dabar žiūrėdami į savo Excelio programą matysime, kad jisai pavadintas skirtukas, ne? Tai ir mes vadinsim skirtukas. Tai skirtuko spalva ir pasirenkam kokią benorim spalvą. Skirtuko spalvą pasirinkti, ne? Skirtuko spalva. Tai va tokia pradžia yra. Darbo šalinimas, darbo lango šalimas. Va, paspaudžiu ant 4, paspaudžiu su dešinė pelytė ir randu žodį naikinti. Paspaudžiu naikinti ir panaikina. Dabar vėl, jeigu noriu įterpti, paspaudžiu ant 3 lapas, paspaudžiu kairį pelės klavišą ir įterpti yra žodis. Įterpiu. Įterpti.
įterpti. Tai darbo lapą, taip. Va čia rodo, ką įterpti aš noriu, tai spaudžia darbo lapas ir pasidaro jisai. Matot, įterpė jau 28 numerio. Aš jį pervadinsiu. Dabar kaip žiūrėkit, kaip galima stumdyti. Pasiemi ir tempi. Jį galiu aš pertempt, kur tik tai noriu. Nu, jis turėtų tampytis. Va. Pertempė. Ir jį galiu pervadinti bet kaip. Galiu pervadinti, kad tai yra 4. Viskas. Tai va čia jums pirma pradžia, o toliau jūs viską matote, filmukai yra, visa kita, jūs galite dirbti. Tai aš įsivaizduoju, kad jūs supratot, ką aš išnekėjau, ką aš rodžiau. Dar kartelį noriu užakcentuoti tokį dalyką, kad šiaip bus tokie, nes kiti mokiniai ne visi labai tvarkingai daro savo visus darbus, tai bus testai kiekvieną pamoką, gal ne visai kiekvieną pamoką, bet bus tokie testai. Toliau bus, ką per tą pamoką turite padaryti. Tai, sakykime, dabar langeliai bus, ne? Toliau tekstas va parašyta, paskui duomenų tipai, paskui 26 pamoka funkcijos, 27 diagramos, paskui 28 skaičiavimai, ne? Tai vat mes turime per 7-8 pamokas padaryti visus šitos darbelius. Tai sėkmės jums ir laukiu jūs rezultatą. Man visada siunčiate, kaip kažkokią dalį padarėte. Aš įsivaizduoju, kad va dalis va tokia būtų, aš dabar pademonstruoju. Šitą pirmą dalį, kur darbo lapai, čia neįdomu. Čia labai, va, mes dabar atsisėdom ir greit padarėm. Tai čia visai neįdomu, man netiek svarbu. Man jau prasideda svarbu langeliai, tekstas, ypatingai man duomenų tipai ir funkcijos. Dėl šitų duomenų tipų ir funkcijų aš jums nei vienu nepraleisiu. Vienu žodžiu, nuo duomenų tipai iki pabaigos man jau labai svarbu. Čia tekstas ir langeliai ir lapai, čia labai lengva ir ten visi filmai, viskas paaiškinti. Prie kiekvieno yra filmukai. Prie kiekvieno yra filmukai. Taigi, dabar jau kaip galvoju išaiškinau, ar yra klausimų, gal kas nors turit klausimų. Klauskite. Visiems viskas aišku, kad yra filmukas, visiems aišku, kad yra Excelis. Dabar, jeigu namuose neturite Excelės, stengiatės ateiti pas mane į kabinetą arba mokyklos skaitykloje pasidarote. Su Gmailo Excelio skaičiuotuvu visų šitų funkcijų nepadarysite. O jums reikia praeiti visą Excelį. Taip, klauskite kas. Taip, o kaip tu turi viename dokumente, jūs turite išmokti, kaip vieną dokumentą padaryti su daugelio, kad būtų daug, reiškia, tų ausyčių vadinamų. Ar yra dar klausimėlių kokių? Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote. Šitą filmuką įsaugo ir įmetu YouTube.